Tik tu, seniuk, sėdėk ir nekiauksėk čia savo šitų. Nenoriu paskutinis kartas, noriu nušokti. Bet aš paskutinis kartas, aš sakiau. Tu tiesiog pasėdėk ir patilėk, jo papa. Žmonės čia rimti, turi su mumis perspektyvų, galvoja apie ateitį. Sušiksi viską, ragą gausim. O, atvažiuoja. Tai va tu sėdėk ir nekrūtėk. Aš viską sutvarkysiu. Darau. Eik. Geras tavaras. Sorry, seniuk. Vienas maišas suplyšo. Prakiūro. Nu patys suprantat. Kaip tai prakiūro? Paprastai. Prakiūro, bobo pirštų dūrė ir prakiūro. Skirtumą nesiparinkit, va. Gražinu. O kada kita partija? Kita partija. Greitai. Greitai. Davai. Navaras, seniuk. Va dabar tai pagyvensim. Aš tau sakau, paimsim 2 kilogramus, po to 5, 10 ir taip toliau. Kas yra? Ko sėdi surūgęs? Vėl apie tavo ožką galvoji. Tau tas neturėtų rūpėti. Seniuk, gyvenime ne babkės svarbiausia, o pats procesas, pats gyvenimas. Nieko tu nesupranti. Nu davai aš tam Ryčkai killerį surasiu, padėsi jį pavėsi. Kaip tau mintis? Nu, Virgutė, su dievuliu, eik vaikeli, eik jau, eik. Nu, ko tu dabar tryčiai kaip ožka? Duokit atsigert, burna džiūsta. Irga, nu kas čia dabar? Nu, duokit atsigerti, burna džiūsta, jaudinuosi, aš ten užstringsiu tą prie pizzą ėsdama. Imk vaikeli, imk, ger, gerai, ger. Nu, viskas, užtenka, Virgutė, užtenka, eik. Neisiu. Kodėl? Nu, kaži kodėl, bijau. Ko? Nu, kaži ko, o jeigu Toma taip išsigas, pagalvojus, kad aš mėriau, jog sugalvos mano lavoną, pavyzdžiui, įmesti į kokį konteinerį arba dar kažką blogesnio padaryti. Nu, ką dabar šneka, blevizgas kažkokias tai. Palauk, Meda. Viską jinai logiškai vaikas sako. Iš tikrųjų reikia, kad kažkoks žmogus šalia būtų. O kas paskambins greitajai? Va. Nu. Arba policija, kas iškvies, jeigu ten mane, žinai. Jo. Vaikas numirs, reikia, kad kas paskambintų. Meda, būk gera, eik tu su ja. Aš? Tai gerai, tada iš savo dalies man sumokėsi 100 eurų. Tikrai, kad ne. Už tai, kad telefono mygtukus pamaigysi. Ne, 20 eurų nedaugiau. 100. Ne, 35. 100 eurų? Ne, aš tada neinu. Nu viskas gerai, stop. Aš tau pridedu 10 eurų, klausyk. Ir eikit, moteris. 10? 100 eurų? Gerai, tau 100, tau dar 200 pridedu ir eikit greičiau man. Ei, kiek nysinė, sakau, reik libiuotkės. Bet taigi iškėlė. Nu jo, bet tai paprasta elektrinė, kiek 200 nekainuoja. A jeigu trosas nutrūks, ką? Tai užsimušim. Gerai, viskas, pietus. Paskui pabaigsim. Gerai. Ką tu valgysi, skumbrę ar šprotus? Ką nežinau, biški. Tai gal menkės kepenėlių? Gal, žiūrėk, Kostė, aš iki pizzerijos paliekiu. Paimsiu vieną su šitais meksikiečiais, kitą su tūnu. Tūną dasidėsim, kai karaliai pavalgysim. Tai kur aš tos konservus dėsiu? Tai vakarė prie degtinikės. Pinigų turi? Turiu. Palauk, nusivalyk čia. Kur? O, geras. Gerai. Gerai. Libiuotkė. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Ar skaniai pavalgėt? Gal kažko trūksta? Juk, labai gera pica. Trūksta tik tai žino. Somalio sūrio, jeigu turėtume, tai būtų iš vis. Kaifas. Taip. Ačiū. Labas, Meda. Adamai, labas. Sveikutė, Toma. Sėsk.
Kodėl jai sakai sveikutė? Jinai sveikutė, aš nesveikutė, ne? Tu nori, kad visas planas sugriūtų, nes tu mumis išduosi. Ne, Maida, sėskis, pašnekėsim. Man to reikės varyti, ant bocmanas kažką ligoninėje sumušė, aš nesupratau, praktikantą ar vyrgydytoją, žiūrėk, važiuoti taikyti visą ligoninę. Sėsk. Aš norėčiau užsisakyti picos. Kokios norėtum? Pačios didžiausios ir pačios brangiausios, nes aš šūdo nevalgau. Tai gerai, galiu pasiūlyti mūsų firminę, ji čia pati brangiausia. Su pipirais, svogūnų, paprika, jalapenu. Ui, kokia turėtų būti sultinga ir skani. Nu, gal ir gerai. Kad kažkas kleckas čia kas su tavim, tu pizzą su kelmučiais užsisakyk, nes tavo kojos kaip kelmučiai. Nu, nereikia piktai žiūrėti, nepyk, aš žmonių metais nematau, tik tai menkės ir strimelės visokias ir viskas. Nu, dar vienas kitas skendolio veidas išplaukė tarp Libijos ir 17 platumos. Kažką tu sakėjai apie vazą. Užknisai su ta vaza. Ne, palauk, aš tau sakiau, kada, atsimeni, kai tėvas pypkę kimšo, po to užsisuko, žieptuvo ieškojo, vaza dingo, ne? Sakiau? Nu, sakei. Tai va, atsirado. Pas mamą buvo. Mama buvo paslėpus nuo Vovką. Suprantu, pamatė Vovką, iš karto atslėpė nuo jo, nes tasgi buvo prieš tai nusitaikęs į kažkokį ten gobelėną jaunečiai. Tai jinai paslėpė, pati išvažiavo į Palangą. Paskui paskambino, iš ten viskas yra. Tai labai gerai. Tai ačiū, kad gerai, tai aš Vovką užmučęs būčiau. Suprantu, kaip būtų aš Vovka, bocmanas šitas daktaras, nu ką, išėtume būtų Lūkiškių triume. Gerai, turiu eiti. Ligoninė. Palauk. Ir kada dabar medulė? Čia pica geriausia Vilniaus mieste. Adamai, aš noriu... Palauk. Adamai. Adamai, palauk. Iš kur čia tas jūreivis baltą pieno putą atplaukė? Na, vaza atsirado, tai ir viskas, atleisk man. Nu, taigi ne tu radai, pati atsirado. Nu, aš žinau, bet tu atleisk man už mano nuodėmės, už mano klystkelius. Aš be reikalo tavo vardą, minėjau. Ką minėjai? Kokią tardytoją minėjai? Tai pas kurį čia buvai, pas Ryškų? Ne, maldose. O viešpatie, tu manęs negazdink. Nu, eikitgi jūs greičiau visą planą sužlugdysit. Būk geras, pasakyk žodį. Pasakyk tu tą žodį atleisk. Jeigu aš tavo atleisiu, tu pinigų neprašysi? Ne. O tai aš kaip po to atleidžiu kokiam moterim, tai iš karto pinigų duodu arba nuperku ką nors. Gerai, Madulė, taip. Kai mane vadavo iš piratų nelaisvės jūros kotikai ir vienuolė Rozalinda, tai jin mums pasakė, žinai ką pasakė? Pasakė, atleiskit savo būdeliam. Ir ką, mes buvom siaubingai pikti, įsivaizduok, tenai somalcai buvo pirštą nukandę Locmanui. Bet mes vis tiek kažkaip radom savį jėgų ir pabandėm, atleidom. Ir visai pasirodo nesunku. Mes taip ir padarėm ir mes pažvelgėm į save Jėzaus akim. Auksiniai žodžiai. O, teisingai, Maida. Tai vat ir tu, Maida, kaip Marija Magdalietė, pažvelk į save, tą, kurie iš kapo Lozorių iškasė. Pažvelk į save taip ir tavo gyvenimas susitvarkys. Tai va, eik ir tu, iškas ką nors iš kapo. Ir va todėl aš tau atleidžiu, Maida. Atleidžiu tau, Maida. Sudiev! Meda, nu greičiau ateik į vidų, man tu picą atneš. Adamas man atleido. Kaip palengvėjo. Sakė, kad aš esu kaip Marija Magdalena. Aš kaip angelas jam. Eik, tu savo kaip fainai, kaip tau sekasi. Žinai, kaip dabar pasakė, aš prisiminiau ir aš turiu savo angelą. Ir aš to angelą prašau, kad mano visais vyrais pasirūpintų, o tas angelas man visą laiką atsaka. Žinai, kvailelė, tavo pačios vyrai kaip angelai, janais rūpintis nereik. Varom į vidų. Jėzus, kaip gražu. Einam į vidų. Čia šita marinuota? Ne, šita yra sūdyta, silpnai. Rupučkė. Marinuota va šita yra itališko stiliaus marinuota, šita yra lietuviško stiliaus marinuota. Taip, šita žalia. Rupučkė, maišausi visada. Žinau, šitos marinuotos, tai su markovom, su svogūnais primaišyti reikia. Čia viskas jau primaišyta. Kažkoks išsiblaškė šiandien. Neduok die, Zigmai. Padavalkų savo nesugaudau.
O ką tu darai, kai tavo darbuotojai į darbą neišeina? Nežinau, man taip nėra buvę, darbo kodeksą reikia žiūrėti. Gal pabandyk atleisti. Gal ir teisingai. Pirtį subinę ir pašol voninko toliau. O! Ačiū, Zigmai. Vyras. Tai einam, atšvesim, atlaistysim. Aplaistysim. Vandenėlių tyru. Be burbuliukų. Be burbuliukų, kaip visada čia. Kairėn, prašom. Ar skani pica? Labai skani, soči, sultinga, oi. Labai. Mėto, ką? Baigi suėsti visą pizzą. Duok man, kiek gali ėsti vieną pati pasidėjus. Neda. Tau reikia apsinuodijimą tik vaidinti. Tai man ir reikia vaidinti apsinuodijimą. Kaip aš vaidinsiu apsinuodijusią, jeigu tu visą pizzą suėsi? Nu, tai ės. Tu nepaspring tik tai nuo skanumo. O vaidink. Kas tau? Kvieskite greitąją pagalbą. Prisėsim toj, atsipūsim. Prašom čia prie baro. Vaidenas turbūt. Šitą, pilk mums greičiau vandens be burbuliukų. Matai, žmogus Zigmas skuba, bėga greitai. Vandens? Ar jūs nematot? Man ir taip klientas vaiką čia paliko pilnas baras žmonių. Vandens gal jau patys įsipilsit. Užė, nesivaidena. Matai, kas daros? Siaubas. Visai nėra kam dirbti. O kas liko, tai visai galvos lipa. Tai reikia skelbimą duoti, kad ieškai padavėjos. Prikišau pilną internetą tų skelbimų, nieko nėra. Visi darbus susirado jau vasaros pradžioj. Pagaliau. Ką tu čia darai? Nežinau darbą. Atsiprašysiu minutėlį, vaišinkitės. Dėl kokio darbo, ką tu čia darai, nori, kad tavo motina čia lakstytų, man smegenis lestų. Tu negali čia dirbti, nes tu nepilnametė, tu neturi sanitarinės knygutės. Tu negali čia dirbti. Gerai, labai gerai. Kas čia dabar? Dieve, dar švancas gražinasi, matai. Aš tau sakau, man atrodo, jai apendicitas. Nu, Linai, koks jai apendicitas? Nu, pats pagalvok, aš mačiau žalias putas iš burnos. Nebuvo jokių putų. Buvo tokios visos žalios putos iš burnos. Apendicitas ir tulžys sukilo. Kaip ji galėjo apsinuodyti? Kuo? Miltais? Labs, Toma. Kaip sekas? Šitą man dvi didžiausias pizzas. Vieną su tūnu, kitą kuo aštresnė, kad būtų paprika, pipirai, jalapenai, česnakai, svogūnai. Kas ir? Oi, gėdikė biškė. O tai tu su vyru neprasilenkiai? Ne, o kas? Ja greitoji išvežė. Palauk, o kodė? Aš nežinau, jei kažkoks priepolis, jinai valgė pizzą ir nukrito. Aš labai prašau, Rička, važiuok į ligoninę, sužinau, kaip jie ir būtinai prašau paskambink man labai. Gerai. Tai tu valgyk. Mama vadinas man vėlavo. Nu taip. Ir tėtis pas mus negrįžo gyventi. Vėlavo to visą. Bet tai kaip šitaip? Ir dėl ko? Suprasi tu tą mamą. Bet jinai galvoja, kad tu eisi, sakysi kažką dėl jos darysi. Ką aš darysiu, ką aš sakysiu, ką aš iš vaikų tikrą tėvą atiminėsiu. Nu, taip ir galvoju, turbūt.
Nu, tu vis tiek tylėjai ten kaip akmuo, bailys esi. Kas bailys, tu... Žiūrėk, kieno tortą valgai. Mamyčiukas tu esi. Be mamos ne iš vietos. Tai jie ir išsigando. Nu, klausyk, urtelė. Iš kur tu čia sugalvojai? Mama taip mano. Ir jinai pergina dėl tavęs. Nu, gerai čia. Aš tik dėl to ir atėjau. Čia dabar ką? Baig tik tai. Irgi matai, su savo principais. Bet viskas tegul lieka tarp mūsų, gerai? Tai jau... Sudiev. Nu, netiko? Ne, čia visai kita istorija. Iš gyvenimo. Tik jau nebesuprantu, ar mano, ar ne mano. Jau prasidėjo viskas nuo to, kai nuo kopėčių nukritau. Žodžiu, į sveikatą. Į sveikatą. Tai matau, skrandžio plovimas nepadėjo, ne? Nežinokit, tai bloga atrodo, kad tuoj mirsiu. O tai kokia čia gali būti priežastis? Maisto apsinuodimas, dar kažkokia šalutinis poveikis? Kokie čia dar šalutiniai poveikiai? Taigi suvalgiau picos, tai pasidarė blogai, išmušė karštis, tada išmušė šaltis, tada apsvaiko galvai, daugiau nieko neatsimenu. O tai jūs bent jau, ta prasme, maisto tarnyboj veterinarijos pranešėt? Tai aišku, iš karto. Tai tada gerai, išpažymė, jūs pasidarykit kraujo tyrimuką ir po to sugrįžtės. Ką? O kas negerai, gal palydėti jūs? Ne, ačiū. Teta už durų laukia. Aš kai turėsiu atsakymas, aš jums paskambinsiu, gerai? O, nu, kaip tau, kas čia? Tyrimus, darytis kraujo tyrimus. Nu, tai ir labai gerai. O kas čia baisaus? Baksti pirštą ir viskas. Vinga, Virgelė, kaip tu? Ar jums išpadai išvirtai? Nu, apsinumadijau. Eik, tu savo, tai pipirų daug buvo. Ką čia kalpi? Tai visas, kas ten ant tos picos buvo sugėdę. Eik, tu savo. Vos nenumirė. Ar rimtai? Bet nieko, dabar tyrimus padarysim ir bus gerai. Tai kur jūs einat? Nu, kur, Ryčka, duot kraują. Ir tu duosi? O kas kits, jei ne aš? Reikėjo citrinų valgyti. Meta nenoriu eiti. Nu, kodėl? Nu, bijau, o jeigu ras kraujyje kokaino pėdsako? Neras to kokainą, taigi baigės veikimsi, pasišalini iš kraujo. Nu, šlapime gali rasti, kai sportininką būna. Kaip tu jauties? Blogai, Ryčka. Bet man kits klausimas galvoj. Ką tu veikiai toj pizzerijoje? Tai pizzą sakiau spėtum, nu. Būtent toj pizzerijoje, kur dirb Toma. Taigi Kostė, blemba, užsakymą. Blemba, durnos bobos, tu negali. Labadiena. Labas. Čia gražu. Visko daug. Klausykit, parodykit šitą žiedelį. Sakykit, kokiom progom dažniausiai perka? Visokiomis progomis, bet dažniausiai čia yra kaip sužadėtuvių žiedas. Kam būtent reikia jums? Mylimai moteriai. Tada parodysiu dar vieną žiedelį. Va čia prašau šitą. Wow. Kaip jums? Bet brangus. Brangiai moteris, brangiai kainuoja. Tiesa. Bet taigi aš galėjau iki namų pavežti, nu. Mes norim pasivaikščioti. Po prekybcentrį, nu. O tai ne, parke. Virga, tu nieką šiandien nebeės, tik tai citrinas į vandenį, supratai? Gerai. Eik tu savo, kaip skrandis skauda, nepavydžiu niekam, kam plaus. Kada nors gyvenime. Eik tu savo, Modestas. Eik tu šiek. Žiedą perka, koks gražus. A, tik ne tau įperka tą žiedą? Netrukdykim jam, einam į kokią kavinę ir paliekam jam malonumą. Eik. Man tinka, imu. Dėžutė bus reikalinga? O aišku, kad reikalinga. Išrinkit kokią nors solidesnę. Prašau, įsirinkit, prašau. Na, ką čia rinktis? Šitą. Gerai. Aš ugnis ir aistra ir vanduo